Į įvykius pradeda kištis armija. 6 koviniai šarvuočiai su mūšiui parengtais ginklais apsupa Vilniaus televizijos bokštą, iš kurio Lietuvos televizija transliuoja savo programas. Tuo pat metu Vilniaus, Kauno, kitų Lietuvos miestų gatvėmis pradeda važinėti kovinė technika. Tankai, šarvuočiai, tanketės, sunkvežimiai su ginkluotais kareiviais. TSR Sąjungos prezidentas reikalauja, kad Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba tučtuojau pripažintų veikiančią Lietuvoje jo šalies TSR Sąjungos konstituciją. Į aukščiausiosios tarybos pirmininko kvietimą ateiti prie parlamento rūmų atsiliepė visa Lietuva. Žmonės atėjo čia ginti ir paremti savo valdžios. Penktadienį, sausio 13-ąją, TSRS desantininkai tęsia savo grobimus. Karinė technika patraukia prie spaudos rūmų. Apie 2 valandą nakties prie Vilniaus televizijos bokšto privažiuoja gausybė karinės technikos. Kareivius pasitiko taikus beginkliai žmonės. Daktai, jūs apžiūrėkit jį. Beveik tuo pačiu metu nemažesnės karinės pajėgos privažiuoja ir prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato. Aukščiausioje taryboje jau žinojo, kas vyksta. Rūmų viduje esantys savanoriai ruošiasi gintis, jei kariškiai sugalvotų pulti. Iš parlamente esančios improvizuotos televizijos studijos į Lietuvos žmonės kreipėsi Vytautas Landsbergis. Mėly žmonės, tikriausiai netenkame televizijos ir radijo. Tai yra skaudus netekimas mūsų padėtyje ir mūsų kovoje, bet tai toli gražu ne viskas. Gali būt, kad jie šiandien to apsiribos, gali būt, kad kasdieną ims po kokį kitą objektą, tačiau Lietuva gyveno be televizijos, išliko, kovojo, išsikovojo nepriklausomybę tada, 18 ir išsikovos vėl. Aš manau, kad sausio 13 Lietuva yra be galo svarbi, nes lietuviai, būdami be ginklų, kovojo prieš rusų tankus ir jie laimėjo. Jie pasiekė savo tikslą. Jie iškovojo laisvą Lietuvą. Visiems ir mažiems ir dideliems buvo be galo svarbi Lietuvos ateitis. Ir visi susikibė už rankų, kovojo už Lietuvos ateitį, kad Lietuva būtų laisva. Ir dabar mes gyvenam laisvo Lietuvoje. Sausio 13 man yra liūdna diena, bet ir tuo pačiu labai įdomu. Per tą šią sausio 13 dieną mes visam pasauliu parodėme, kad mes esame stiprus ne jėga, bet meilė savo tėvynei. Ir tai viskas, ką norėjau pasakyti. Sausio 13 yra tuo svarbi, kad mirė 14 žmonių ir jie aukojasi, kad išgelbėtų Lietuvą. Ir dabar mūsų jau nebepultinėja niekas, nei rusai, nei kryžiuočiai jau. Ir tie žmonės paaukojo savo gyvybės tam, kad kiti žmonės būtų laimingi. Tai labai ryžtingas nuopelnas, todėl ši diena tikrai turėtų būti paminėta. Rusai užgrobė televizijos bokštą, bandė užgrobti Seimo rūmus, bet lietuviai pasipriešino ir jam tai nepasisekė. Sausio 13 tai yra ta diena, kai mes tampame laisvi ir galime jaustis, tiesiog laisvi, galime daryti tai, ką norime, daugiau nebepriklausome jokiai šaliai. Tai yra mūsų tikrai džiaugsminga diena mums ir mūsų istorijai. Man sausio 13 tai yra tikrai be galo daug, tai yra naujo gyvenimo etapo pradžia.
Naujas gyvenimas be sovietinių tankų, be sovietinių kareivių gatvėse. Sausio 13-ąją aš, kadangi esu pati kaunietė, po operacijos buvau Kaune. Ir tada, kaip ir Vilniuje žmonės prie Seimo, taip Kaune žmonės būriavosi prie telefonų telegrafų stoties, degė laužai, žmonės šoko, kaimynai, nors tai buvo ir labai sunkus metas, kada buvo normuojamas ir cukrus, ir arbata buvo normuojama, nešė tiem žmonėm arbatą, sumuštinius, pagaliau parūpindavo net ir malkų, kareivių mašinos pro šalį važiuodavo Draugystės prospektu, tačiau kol kas niekas net neįtarė, kad gali būti kažkas taip. Kažkokie sujudimai, neramumai. Žmonės tiesiog paprasčiausiai visi, kaip sakė, sustoja, ginsime telegrafą, telefoną. Tikrieji neramumai prasidėjo Kaune po to, kai buvo užimtas Vilniaus televizijos bokštas. Tai buvo kažkur apie 1 valandą nakties jau. Tada buvo labai baisu. Pradėjo Kaune kaukti sirenos, automobilių signalai įjungti, visų buvo visokiausiais garsais. O žmonės ėjo per laiptines, daužė radiatorius ir šaukė: einame ginti Lietuvos. Visi, kurie buvo tenai, Donelaičio gatvėje, tai džiaugiasi tuo, kad rusų kareiviai nepakluso savo vadų įsakymui ir tankais nevažiavo traiškyti gyventojų į Donelaičio gatvę. Tada jau ten būtų buvę. Sausio įvykiai mūsų gyvenime labai stipriai atsiliepė, mes juos labai gerai atsimename, nes tas laikotarpis prieš sausio 13 buvo gana toks intensyvus. Per radiją ir televiziją nuolat girdėdom informaciją, kad renkasi žmonės prie mūsų parlamento, renkasi prie televizijos bokšto ir girdė informaciją, kad kareiviai liktai ruošiasi tuos objektus užimti, žmonės rinkosi tenais, kad bandyti juos apsaugoti. Mūsų Nidos iniciatyvinė grupė, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė ėmėsi iniciatyvos, perėjo per organizacijas ir paklausė žmonių, ar nenorėtų dalyvauti tokiai simbolinė akcijai, palaikyti tuos žmonės esančius prie parlamento ir esančius prie televizijos bokšto. Taigi sausio 12 dieną, jeigu tiksliau sausio 11, vėlai vakare, mūsų 24 žmonės, suorganizuoti Nidos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, išvažiavo autobusu į Vilnių saugoti parlamento rūmų. Ta baisėjo naktį mes buvom namuose ir aišku televizorius buvo įjungtas ir matėm iki paskutinės minutės, kaip kalbėjo Eglė Bučelytė, iki pat nutraukimo. Ir tiesą pasakius, miegoti nelabai norėjo, nes neaišku, kas ten iš vis atsitiko, tik tai aišku, kad buvo kažkas jau įvykę tokio, dėl ko pradėjo darytis neramu. Karo patyrus aš nesu, bet man toks įspūdis susidarė, kad vyksta kažkas panašaus į karą. Važiuojant pakeliui, mes išgirdom per radiją informaciją, kad prie parlamento rūmų yra labai daug žmonių, todėl nusprendėme važiuoti prie televizijos bokšto. Sausio 12 anksti ryte mes buvom prie televizijos bokšto. Ten radome gana didelę žmonių minią, kurie vaikščiojo būreliais, kalbėjosi, kam buvo vėsu, bandė šokti, dainuoti, kad nesušaltų. Mes prisijungėme prie jų grupelės ir taip beveik parą prabuvome prie televizijos bokšto. Labai įsiminė vilniečių svetingumas ir rūpestis, nes būnant parą laiko mes ir praalkome ir buvo šiek tiek vėsoko. Vilniečiai nuolat parūpindavo arbatos, kavos, sumuštinių, ypač labai rūpinosi atvažiavusiais žmonėmis. Būdami prie televizijos bokšto mes kažkaip negalvojame, kad galėtų būti kažkoks šturmas
būdamas, kad beveik karo stovis, tiesiog galvojom, kad tai yra simbolinė akcija. Norėjom tiesiog susijungti su ta visa minia, pabūti kartu, vienas kitą palaikyti ir parodyti, kad mes esame vieningi. Tačiau praėjus parai, kada mes jau nusprendėme beveik rinktis ir važiuoti namo, tai yra praktiškai apie sausio 12-osios kažkur tai beveik apie vidur naktį, mes pradėjome rinktis prie autobuso, laukėme grįžtančių likusių žmonių, kurie buvo kartu su mumis. Tačiau išgirdome, kad važiuoja tankai, šokome iš autobuso lauko ir nubėgome prie televizijos bokšto. Ir tada ten ir prasidėjo visi pagrindiniai įvykiai. Didžioji dauguma žmonių sustojo ratu susikibę rankomis aplink televizijos bokštą. Ir tada pamatėme, kad iš miškelio pro tvorą, griaudami tokią tinklinę tvorą, įvažiuoja tankai. Vieni šaukė, kad jų daug, kiti galvojo, kad tik vienas kitas tamsoje, pro prožektorių šviesas, kurios akino mumis, mes nelabai ten iš tikrųjų ir matėme, kiek jų tenais yra. Įvykiai prasidėjo gana, kaip sugreitintame filme, labai viskas greitai vyko. Tiesiog tankai privažiavo prie minios, įmetė keletą sprogstančių paketų į minios tarpą, žmonės šiek tiek prasiskleidė, įvažiavo į tarpą, tankas pasisuko ir tiesiog ratu pradėjo važiuoti aplinkui ir tie žmonės, kurie turėjo trauktis arba tiesiog turėjo lysti po tankais. Iš tikrųjų, net nesupratau, kas vyko, ne tik mačiau, kad skraido aplinkui šviečiančios tokios kulkos, keletas visai pro šalį praskrido, mačiau, kaip žmogus bandė klauptis prieš tanką ir prašyti, kad tiesiog nevažiuotų, bet kiti pakėlė, nes pasakė jam, kad tu nematai, kad tu jo taip nesustabdysi. Matėsi, kaip tankas prispaudė merginą ir sustojo prispaudęs merginą. Kas tai buvo, kas tokia, mes tikrai nežinojom, mes tik tais pribėgome, pabandėme ją ištraukti. Ištraukti buvo gana sunku, išlindo kareivis iš tanko, mes jau maldavome, kad jis šiek tiek pasuktų tanką atgal. Matyt, mūsų maldavimą ar kitos priežastys lėmė tai, kad tankas pavažiavo atgal ir mes tą merginą kaip ir ištraukėm iš po tanko. Vėliau mes sužinojom, kad tai turbūt buvo Asanavičiūtė, nes tada mes nei vardų, nei pavardžių nežinojom, bet pagal viską greičiausiai tai buvo jinai. Iš tikrųjų, traukiant žmogų iš po tankų buvo ir baisu, ir netgi, sakyčiau, netgi pikta, ir neviltis vienu metu buvo užpuolusi, nes iš tikrųjų, kai žmogui už kojų, o kurias pervažiavo tanko vikšras ir tu jauti, kad ten kojų praktiškai nėra, tai yra kraujo, sakykime, mėsos ir purvo mišinys, sakykime, gal daugiau toks būtų panašus. Taigi tie įvykiai labai stipriai mane sukrėtė ir ilgai išliko mano atmintyje. Buvo nuspręsta, kad galbūt reikėtų siųsti dar vieną autobusą, galbūt reikia ten pagalbos. Buvo gautas tas autobusiukas ir buvo pradėti rinkti, žmonės tiesiog buvo klausima, gal norėtumėt važiuoti. Ir buvo skambinama telefonu, kad yra organizuojama irgi tiesiog kelionė tokia, taip, kaip pasakyti, pagalbos, ta kelionė į Vilnių. Reikia suorganizuoti mišias, išleisti taip žmonių negalima, nes žmonės neaišku, kur išvažiuoja, neaišku, kas ten bus po tokios nakties. Bažnyčia prisirinko pilna žmonių, irgi viens per kitą, kaimynai šitaip. Ir mama mūsų klausė, ar jūs tikrai važiuosit? Ir tokiom akim žiūrėjo. Aš, kaip pasakyti, tokios savo mamos nesu mačius. Mes tai mamit. Taigi, gerai, jeigu ir šaudo, tai būtinai jau čia į mus ir pataikys. Taigi, toks tas požiūris toksai, nieko mama nesakė. Tik tai taip aš mačiau, kad jai yra siaubingai baisu mus išleisti. Bet kuo arčiau ta kelionė ir tos šventos mišios. Ir kaip pasakyt, tos šventos mišios priminė, tą paskutinį patepimą. Ir ką, kadangi visi buvo pasiruošę, jau į mišias ėjom, jau grinai pasiruošę kelioniai.
Dabar tikrai nepasakysiu, kiek ten mūsų važiavo, bet tas autobusiukas buvo pilnas ir buvo vieni vyrai, galiu pasakyti, ir mes 4 merginos važiavom. Radija visada įjungta buvo, nes daugiau tu iš niekur negavo, tik ten tiesiog pranešinėjo, kas kur vyksta, ar kažkur pajudėjimas, ar kažkur prašoma kažkokios pagalbos, ar kažkur tai kreipiamas į žmonės, kad prašoma kažkur ateiti, arba kažkur tai nueiti, arba kažkur tai galbūt trūksta va ten žmonių, galbūt ten reikėtų. Ir tiesiog ir buvo pranešta, jeigu aš gerai atsimenu, kad į Vilnių nevažiuokit, nes yra tiesiog neleis įvažiuoti, tiesiog neįmanoma įvažiuoti, yra tankai ir tiesiog, arba ir iš viso, žodžiu, neina prieiti nei prie to bokšto, nėra prasmės į Vilnių važiuoti, o prie Seimo pilna žmonių ir taip. Reikia dabar saugoti Kauno prieigas prie televizijos, prie radijo, žodžiu, Kaune. Na ir kadangi buvom iš namų jau ten ir patys prisipiešę, ir žmonių pripiešę, vis tiek per tą dieną, per tą pusdienį jie buvo ten prirašę tų plakatų visokių, žodžiu, tų plakatų vežėmės. Tai tiesiog jau išlipom Kaune, daug žmonių, jau pavakarys, kadangi toks metas sausis, tai labai temsta anksti, tai daug žmonių, daug šviesos, jeigu taip atvažiuotum iš vis, taip iš mėnulio nukritęs būtum, tu galbūt nelabai pasakytum, kad čia vyksta super rimti dalykai. Žmonės linksmi, savotiškai tokie, galbūt tai apsauginė žmogaus reakcija, aš kitaip net nežinau kaip pavadinti. Geros nuotaikos, bet matyt kažkur gilumoje vis tiek tas rūpestis toksai slėpėsi ir nepaprastai geranoriški. Čia jau matyti yra kalbėta, prikalbėta. Na ir tiesiog ir tos barikados su maišais ir tos mašinos suvarytos sunkias svorės, kad reiškia neprieitų, kad kuo sunkiau būtų galima tiem tankam, jeigu į tai bandytų prieiti, žodžiu, kad tos prieigos būtų kuo sunkiau pasiekiamos. Ir va tų žmonių daug. Tiesiog mes, nežinau, iki vėlumos nakties, iki paryčių vaikščiojom po Kauną. Na ir tiesiog sekėm situaciją, mes nesilaikėm visi kartu. Tiesiog mes nuo tų vyrų atsiskyrėm. Čia tiesiog jie irgi buvo, kažkur budėjo. Nu ir mes savotiškai budėjom. Na tiesiog ir grįžom. Dieną jau kitą sekančią dieną grįžom 14. Namo. Tai vat tokia ir ta mūsų kelionė. Na, tiesiog palinkėčiau, kad šito netektų patirti niekam daugiau. Bet jeigu reiktų, išeitume. Taip, baigėsi mūsų tie sausio įvykiai, liko jie labai giliai atmintyje ir aš labai norėčiau, kad jie niekada nesikartotų. Aš ir klasė 7, manau, labai džiaugiamės dėl to, kad mūsų mokytojas matematikos fizikos auklėtojas Igoris kovojo dėl Lietuvos ir kaip čia pasakyti, iškovojo ją. Tai manau tiek, ką čia daugiau ir pridūrus. Vis tiek didžiuojuosi jo, kad buvo tenais ir kad tai atliko ir kad dalyvavo šitoje akcijoje. Ar galite pasakyti vieną žodį, kuris gimsta jūsų galvoje, galvojant apie sausio 13? Laisvė. Vienybė. Viltis. Drąsa. Garbė. Galia. Tikėjimas. Meilė tėvynei. Ištikimybė. Lietuva.